2018 metais krovininis laivas, kovojantis su 9 metrų aukščio bangomis prie Šiaurės Karolinos krantų, per audrą prarado 70 konteinerių. Viename jų buvo 2,7 tonos sieros rūgšties, junginio, galinčio sukelti stiprius cheminius nudegimus ir net apakinti. Buvo rasti tik 4 konteineriai. Laivybos pramonė teigia, kad 2025 metais už borto nukrito beveik 1500 konteinerių. NOAA teigia, kad šis skaičius artimesnis 10 000. Šis skirtumas egzistuoja dėl spragos, apie kurią beveik niekas už pramonės ribų nežino. Tai kodėl Lego kaladėlės ir Garfieldo telefonai vis dar atsiduria paplūdimiuose? O jei jie klysta dėl konteinerių, ko dar jie mums nesako? 1997 metais Anglijos miestelyje Big Bigbury Bay paplūdimį pradėjo užkariauti drakonai. Laivas Tokyo Express plaukė ilgą jūrų kelią iš Rotterdamo į Niujorką, kai užklupo audra. Beveik 5 milijonai Lego detalių nukrito į vandenyną ir jau beveik 30 metų išplaunamos Kornvalio paplūdimiuose. Tikimasi, kad žmonės dar dešimtmečius ras Lego drakonus ir aštuonkojus. Skamba smagiai, bet yra ir neigiama pusė. 2013 metais moteris Galvestone, Teksase, vietinėme paplūdimyje rado juodą Lego aštuonkojį, kuris ekspertų manymu galėjo atkeliavęs iš šio pradinio išsiliejimo nutikusio už 1000 mylių. Bari tyrėja Josie Taylor yra sakiusi, kad nors vieno konteinerio poveikis gali atrodyti nedidelis, tūkstančiai kiekvienais metais jūros dugne prarandamų krovinių konteinerių ilgainiui gali tapti reikšmingų taršos šaltiniu giliavandenių jūrų ekosistemoms. Buvo toks incidentas, kai konteineriai, kuriuose buvo apie 2000 kompiuterių monitorių, nukrito į vandenyną ir daugiau niekada nebuvo rasti. Kito incidento metu tūkstančiai Nike batų atsidūrė paplūdimiuose visame pasaulyje. Marlboro cigaretės tapo tikra rykšte Dorseto paplūdimiuose. Chow Mein makaronų puodeliai Šiaurės Kalifornijoje, o net ledo ritulio pirštinės Aliaskoje. Laivas Svanborg Mers patyrė vieną didžiausių, jei ne pačią didžiausią konteinerių praradimo katastrofą per visą istoriją. Per vieną reisą buvo prarasta 520 konteinerių. Tačiau šiuose plūduriuojančiuose šaldomosiuose konteineriuose slypi paslėptas pavojus. Jie gali būti tarsi savotiškos torpedos. Plūduriuojantis jūrinis konteineris yra pakankamai mažas, kad nebūtų užfiksuotas radaru kaip pavojus, bet pakankamai didelis, kad visiškai praplėštų vidutinio dydžio laivo korpusą. Jei tokių daiktų vandenyje bus pakankamai daug, visas vandenynas taps minų laukų populiariuose tarptautiniuose laivybos maršrutuose. Bet kodėl tai vyksta taip dažnai? Akivaizdus atsakymas – audros. Tačiau tai tik dalis problemos. Tikrasis atsakymas yra kur kas sudėtingesnis. Priežastis slypi įmonių paskatų ir negailestingos fizikos, kai per vandenyną plukdomi plūduriuojantys dangoraižiai derinyje. Kuo didesnis laivas, tuo didesnė tikimybė, kad konteineriai nukris. Laivybos bendrovės visada sieks didesnių ir didesnių laivų, nes jie gali per vieną reisą pervežti daugiau konteinerių. Tai reiškia pelno maksimizavimą. Bet kokio dydžio yra šie laivai? Vienas iš didžiausių krovinių laivų vadinamas itin dideliu konteineriniu laivu arba ULCV. Jie paprastai yra ilgesni nei 1300 pėdų arba aukštesni už Chrysler Building Niujorke, jei pastatytume jį vertikaliai. Būtent toks laivas garsiai užblokavo Sueco kanalo įplauką, sustabdydamas pasaulinę prekybą. Tačiau kuo daugiau svorio turi vienas laivas, tuo jis mažiau manevringas, ypač judėdamas dideliu greičiu. Laivo perplukdymas per pasaulio vandenynus yra tikra fizikos valdymo meistriškumo pamoka. O ypač audringose vandenyse labai svarbu kruopščiai prižiūrėti svorio pasiskirstimą. Tačiau šie laivai vienu metu gabena 10 000 konteinerių. Jie iš esmės yra plūduriuojantys dangoraižiai. Joks žmogus negali jų visiškai suvaldyti, kai vanduo pradeda banguoti. Tai sukelia šoninio siūbavimo problemą, kai didžiulis, glaudžiai sukrautų konteinerių svoris gali slysti per laivo denį, kai laivas siūbuoja iš vienos pusės į kitą. Kai krovinys smarkiai ir toli pasislenka, beveik neįmanoma sustabdyti dalies jo nuo iškritimo už borto. Panašiai kaip tolimųjų reisų sunkvežimų vairuotojai, dėl korporacijų reikalavimų laivuose dirbantys darbuotojai yra spaudžiami iki pat galimybių ribos. Kai žmonės spaudžiami iki ribos, klaidos yra neišvengiamos. Pasak NTI.com, neteisingas arba nepakankamas tvirtinimas gali žymiai sumažinti konteinerių krūvos stabilumą. Sujunkite tai su laivo judėjimu vandenyne ir turėsite didelę riziką, kad konteineriai nukris nuo laivo. Ir tampa aišku, kodėl tokią situaciją sunku suvaldyti, kai supranti, kokios mažos yra kai kurios įgulos. Pavyzdžiui, vienam iš tų itin didelių konteinerinių laivų, gabenančių daugiau nei 20 000 konteinerių, gali pakakti vos 25 žmonių įgulos. Ir didėjantis šių laivų dydis turi dar vieną pavojingą šalutinį poveikį – parametrinį siūbavimą. Laivo konstrukcija iš tikrųjų veikia prieš jį patį. Kai viena banga pakelia laivo priekį, kita staiga jį nuleidžia ir visas laivas pradeda smarkiai siūbuoti. Konteineriai ima slinkti 1000 tonų vienu metu, o kai tai prasideda, krovinio praradimas beveik neišvengiamas. Ir įgula praktiškai nieko negali padaryti, kad tai sustabdytų. Kiekvienas laivas turi savo konteinerių tvirtinimo vadovą arba CSM,
kuriame pateikiamos tikslios saugaus krovinio svorio ir aukščio specifikacijos. Tačiau šios griežtos saugos taisyklės dažnai laikomos tik rekomendacijomis, kai jas palyginame su pelno galimybėmis. Taip pat nustatytos taisyklės, kad būtų išvengta baisaus konteinerių krūvos griūties scenarijaus, kuris yra pagrindinė rimtesnių konteinerių praradimo incidentų priežastis. Paprasčiau tariant, kuo aukščiau sukrauni, tuo didesnė tikimybė, kad konteineriai nugrius, nesvarbu, kaip gerai jie būtų pritvirtinti. Ir žinoma, svarbus ir greitis. Laikas yra pinigai, ir tai galioja laivyboje taip pat, kaip ir bet kurioje kitoje pramonės šakoje, jei ne dar labiau, ypač kai kurie konteineriai gabena greitai gendančias prekes. Ir būtent todėl laivai yra skatinami plaukti kuo greičiau, nors tai yra vienas iš didžiausių veiksnių, dėl kurių laivai rizikuoja prarasti konteinerius. Kuo greičiau darbas atliekamas, tuo daugiau darbų galima atlikti, todėl spaudimas iš viršaus visada bus maksimalus. Norėdami išvengti biurokratijos, siuntėjai neretai meluoja oficialiuose dokumentuose apie tikrąjį konteineriuose gabenamą svorį. Kai MSC Napoli 2007 metais per vieną incidentą prarado 100 konteinerių. JK jūrų avarijų tyrimų skyrius nustatė, kad 137 iš 660 ant denio buvusių konteinerių svoris daugiau nei 3 tonomis skiriasi nuo deklaruoto svorio. Tai reiškia, kad iš viso laivo krovinio svoris buvo 312 tonomis didesnis nei nurodyta dokumentuose. Tai buvo nelaimė, kuri tiesiog turėjo įvykti. Yra priežastis, kodėl konteinerių praradimai yra daug didesni nei praneša laivybos pramonė. Įmonės ir jų klientai neturi jokios teisinės pareigos viešai skelbti apie konteinerių praradimą jūroje. Būtų tikras košmaras tai reglamentuoti įstatymais, nes šie laivai nuolat kerta tarptautinės jurisdikcijas. Taip pat reikia suprasti, kad tai prieštarauja laivybos kompanijų interesams, kurios aršiai konkuruoja tarpusavyje ir nenori atkreipti dėmesio į savo konteinerių praradimus. Nepaisant ekologinio poveikio, daugumai tarptautinių laivybos kompanijų konteinerių praradimai yra tik beveik nereikšminga suma jų balansuose. Laivybos pramonė konteinerių praradimą dažniausiai laiko katastrofiškų įvykių tik tada, jei per vieną incidentą dingsta 50 ar daugiau konteinerių. Kiek laivų kiekvienos kelionės metu praranda 30-40 konteinerių ir tiesiog nejaučia poreikio apie tai pranešti? Kaip sako Gevinas Spenceris, draudimo vadovas įmonėje Parcel, kuris specializuojasi tiekimo grandinės rizikos valdyme, niekas nepateikia visiškai skaidrių duomenų. Tai būtų panašu į oro linijų bendrovės, kurios paskelbtų, kiek bagažo jos praranda. Dažnai įmonėms nereikia patirti realių finansinių nuostolių dėl prarasto krovinio, dėl vadinamosios bendrosios avarijos. Šis jūrų teisės principas numato, kad sąmoningai iš laivo išmesto krovinio nuostoliai bus padalinti tarp kapitono ir įgulos, o ne tarp tų, iš kurių jie gauna nurodymus. Tai tobula sistema korporacijų piktnaudžiavimui. O tikrai šio piktnaudžiavimo mastą beveik neįmanoma išmatuoti. Nėra visuotinai pripažinto tarptautinio rodiklio, kuris leistų visiškai apskaityti prarastus jūrinius konteinerius ir jų praradimo priežastis. Skirtingos šalys ir laivybos kompanijos turi savo versijas, kurias beveik neįmanoma įtraukti į bendrą vieningą modelį, atskleidžiantį korupcijos esmę. Tačiau nepriklausomos stebėsenos organizacijos apskaičiavo, kad 2025 metais jūroje prarastų konteinerių skaičius beveik 3 kartus viršija vidurkį ir padėtis tik blogėja. Net neįsigilinus į struktūrinės priežastis, kodėl tiek daug jų iškrenta už borto, yra daugybė kitų problemų. Dauguma šių universalių konteinerių yra iš tvirto plieno pagaminti korpusai, kurių ilgis siekia 20 arba 40 pėdų. Atsižvelgiant į krovinio svorį, jei konteineris nėra plūduriuojantis, jis iškart nuskęs į vandenyno dugną, kai tik iškris už borto. Šie konteineriai per daugelį metų surūdyja, išskirdami toksišką geležies oksidą ir sunkiuosius metalus į aplinkinį vandenį. Konteineriai su plūduriuojančiu kroviniu arba vidine putplasčio sienų izoliacija gali būti dar didesnis košmaras. Taip yra todėl, kad srovės neišvengiamai pradeda juos nešti link kranto, kol jie skyla, dar labiau išplėsdami išsiliejimo toksinį poveikį. Konteineriai vis tiek suyra net ir judėdami, o kai taip nutinka, jų krovinys pasklinda plačiai ir toli. Būtent šie konteineriai dažniausiai būna atsakingi už tai, kad permirkusios prekės atsiduria šiaip jau nepaliestuose paplūdimiuose ir nepaliestuose ekosistemose. Kadangi ta puta yra sintetinė polimerinė medžiaga, gaunate papildomą plastiko taršos privalumą, nepriklausomai nuo turinio. Šiuo metu vandenyne yra apie 75–199 milijonai tonų plastiko, o ekspertai prognozuoja, kad šis kiekis gali pasiekti katastrofišką lygį. Iki 2040 metais plastikas gali užteršti kiekvieną vandenyno ekosistemą Žemėje, jei nieko dėl to nebus daroma. Beje, kai kurie okeanografai teigia, kad vandenyno dugne gali būti net iki 12 000 bešeimininkių jūrinių konteinerių, kurie rūdyje. Jūrų biologas Andrews de Vogeleras iš Kalifornijos Monterėjaus įlankos nacionalinio jūrų draustinių yra sakęs, kad vien todėl, jog kažkas nematoma, dar nereiškia, kad nėra didžiulių aplinkos pasekmių. Mes paliekame laiko kapsulės jūros dugne, iš visko, ką perkame ir parduodame, ir jos gali gulėti ten šimtus metų. Tai daro situaciją itin pavojinga. Visi šie prarasti krovininiai konteineriai atrodo kaip ryškus pavojaus signalas dėl dar didesnės problemos.
problemos, nuo kurios per ilgai slėpėmės - pražūtingo pasaulinės laivybos poveikio aplinkai ir žmonių sveikatai. Nėra nė vienos didžiosios pasaulio valstybės, kurios ekonomika nebūtų glaudžiai susijusi su laivyba. 90% visų tarptautinių prekių atkeliauja laivais. Jungtinėse valstijose šis skaičius siekia net 95%. Jungtinės valstijos turi daugiau nei 360 uostų, kurie kasmet priima milijonus tonų prekių. Tačiau net ir tai nublanksta prieš daugiau nei milijardą tonų šiltnamio efektą sukeliančių dujų, kurias išmeta šie laivai. Pasak oceanconservancy.org, jei pasaulio laivai būtų atskira valstybė, jie būtų 6. pagal dydį teršėja Žemėje. Vien laivyba yra atsakinga už 3% visų anglies dvideginio emisijų pasaulyje. Pažvelkime atidžiau į 2 pagrindinius Amerikos uostus - Los Andželo ir Long Beacho, kurie sudaro 40% visų prekių praeinančių per JAV jūrą. Ir jie taip pat išmeta 100 tonų smogo, ne per metus, o per dieną. Tai daugiau nei absoliuti maksimali emisijų riba, kurią per tą patį laikotarpį gali išmesti 6 milijonai automobilių visoje Pietų Kalifornijoje. Ir jei esate vienas iš beveik 39 milijonų žmonių gyvenančių šalia JAV uostų, tai turėtų jūs išgąsdinti. Nesvarbu, kaip švariai gyvenate, jūs kvėpėjate oru, kuris prilygsta visos cigarečių pakelio surūkimui, cigarečių kiekvieną dieną. Jūsų sveikata, jūsų gyvenimas. Čia paukojamas dėl laivybos pramonės. Jie laiko Amerikos ekonomiką už gerklės, o jūsų plaučiai laikomi priimtinais nuostoliais. Dar visai neseniai, 2024 metais, kai kurios ataskaitos teigia, kad pasaulinės laivybos pramonės išmetamosios dujos kasmet sukelia 250 tūkstančių priešlaikinių mirčių ir 6 milijonus vaikų astmos atvejų. O kai pažvelgėte po vandeniu į sudėtingas ekosistemas, kurios leidžia egzistuoti visai gyvybei Žemėje, matote dar liūdnesnį vaizdą, kai kalbam apie laivybos poveikį planetai, kurią vadiname savo namais. Nuolatiniai žemų dažnų garsai, kuriuos sukelia per vandenį plaukiantys didžiuliai krovininiai laivai, sukuria povandeninio triukšmo taršos košmarą, galintą sutrikdyti visko, nuo žuvų iki banginių komunikaciją. Balastinio vandens išleidimas gali visiškai sugriauti trapią vandenyno aplinkos biologinę įvairovę, įvesdamas invazinės rūšis iš kitų vandenyno dalių. Išsiliejimai, mikroplastikai ir cheminės nuotekos gali išbalinti ištisus rifus ir pražudyti tūkstančius žuvų. Tačiau ar kas nors bus dėl to daroma, kai 2023 metais kiekvienam Žemės gyventojui teko 1,5 tonos metinių krovinių pervežimų? Tai mažai tikėtina. Net jei įmonės ir vyriausybės yra apakintos nesibaigiančio pelno iš pasaulinės laivybos, mes turime visas priežastis nerimauti dėl to, kas čia vyksta su vandenynu. Vandenynas dengia daugiau nei 70% mūsų planetos paviršiaus ir yra atsakingas už šilumos reguliavimą visame pasaulyje. Be to, jis sukuria pusę mums reikalingo deguonies ir sugeria 30% pasaulinių anglies dvideginio emisijų. Beveik 10% pasaulio gyventojų, tai yra 680 milijonų žmonių, gyvena žemumose esančiose pakrantės teritorijose. Žinoma, lengva šypsotis dėl keistų daiktų išmestų į krantą. Tačiau šios bendruomenės taip pat yra pavojuje, kai kalbam apie gamtinės nelaimės ir kylantį jūros lygį. Būtent šią problemą pasaulinė laivyba kasdien tik dar labiau paaštrina. Ir jei gyvenate toliau nuo jūros, tai dar nereiškia, kad esate apsaugoti nuo šių pasekmių. 37% žmonių gyvena netoliau kaip 100 km nuo pakrantės. Kaip rašoma viename nerimą keliančiame Jungtinių tautų straipsnyje, žmonijos ateitis priklauso nuo sparčiai besikeičiančių vandenynų apsaugos. Jūros gėrybių pramonė yra 90 milijardų dolerių vertės industrija. 121 milijonas žmonių visame pasaulyje užsiema mėgėjišką žūklę. Jūros gėrybė sudaro apie 20% visų baltymų, kuriuos suvartoja žmonija. Jei šios ekosistemos žlugs, tikėkitės pasekmių. Nuo didžiulio kainų šuolio iki masinio bado, kuris nusineš 10, jei ne 100 milijonų žmonių gyvybės visame pasaulyje. Tai rimta ir katastrofiška problema. Ir koks žiaurus viso to paradoksas. Tai iš tikrųjų dar labiau pablogins jūrinių konteinerių problemą. Viena iš pagrindinių laivybos nelaimių, dėl kurių konteineriai patenka į mūsų vandenynus, priežasčių yra atšiaurūs Ramiojo vandenyno orų reiškiniai. Žmogaus sukelti orų pokyčiai blogėja. Dabar patiriame stipriausius Šiaurės Ramiojo vandenyno vėjus nuo 1948 metų. Tai tik dar labiau apsunkina situaciją, nes didėjant paklausai vis labiau susietame pasaulyje didėja ir laivybos srautas. Žurnalo The New Yorker tyrimas taip pat pabrėžė tamsią ir paslaptingą konteinerių gabenimo pasaulio pusę. Dauguma krovinių laivų įgulų net nenutuokia, kas yra jų gabenamuose konteineriuose. To nežino ir pasienio apsaugos pareigūnai bei muitinės darbuotojai. Viename konteineryje gali tilpti net 5000 atskirų dėžių. Vienas laivas per kelias valandas gali iškrauti 9000 konteinerių. Beveik neįmanoma patikrinti daugiau nei nedidelės dalies viso pasaulio konteinerių. Tai yra tikra dovana narkotikų karteliams, žmonių prekeiviams ir teroristams. O tiems, kurie gauna atlyginimą už jų tikrinimą, tai logistinis košmaras. Ir būtent tai yra vis didėjanti problema dėl už borto iškritusių konteinerių. Tikras košmaras. Klausimas, į kurį net nežinome atsakymo yra, kaip iš šio košmaro pabusti. Norite sužinoti daugiau apie keistas tarptautinės laivybos ypatybės? Tuomet pasižiūrėkite, kodėl kruiziniai laivai registruojami Liberijoje ir kitus keistus faktus apie kruizinius laivus. Arba žiūrėkite šį vaizdo įrašą.